Sveikučiai. Ruošiuosi važiuoti pirkti vieno daikto. Nerodysiu pagal kas, nesakysiu koks. Ilgai aš tam daiktui ruošiausi, ilgai brandinausi, kaip sakoma, ir skaičiau komentarų, atsiliepimų ir žiūrėjau. Ir vis dėlto nutariau, jeigu pati nepabandysiu, nežinosiu, neturėsiu savo nuomonės. Netoks jau ten brangus tas daiktas, ne karvė kainuoja. Tai kad nutariau, nuvažiuosiu, nusipirksiu, jau užsisakiau. Dabar neužsakiau pristatymą, o pasirinkau pasimėjimą iš parduotuvės. Ir turėsiu savo nuomonę. Tai kad važiuojam su manim, nusipirksim, pažiūrėsim, apžiūrėsim, ką aš nusipirkau ir nuspręsim. Ir parašysit jūs, kas turi tą daiktą, tikrai daug kas turit. Kas turi tą daiktą, parašysit savo nuomonę. Kaip jis jums, ar tinka jūs, ar jo patenkinti. Vat aš jūs intriguoju, bet aš nesakysiu, koks ten daiktas. Tik taip įdomiau, kai intriga yra, kai toks laukimas. Taip? Nu gerai, važiuojam. Pas mus labai karšta, aš jau savo odinę įsitraukiau striukę. Jis man kažkodėl didoka. Eskę nusipirkau, bet pečinė vietoje. Vis dėlto, kai pirkau, norėjau XS norėjau pirkti. Tai būtų kaip tik. Nu, nieko. Ant išaugimą. Nu, važiuojam. Vis dėlto aš moteris kelnės. Ruošiuosi sijoną nusipirkti. Neturiu normalaus sijono. Vat kame turiu problemą. Reikia pagalvoti, kad man reikia sijono. Taip. Atvykom į Varliuką. Einam pasimti. Čia mūsų užsakymas guli. Mašina, tai atvažiavom. Mėliukai. Oi, mane šitie dalykai domina, bet mėlės žiūri kainos didelės. Kolonėlės. Įdomu šitie kiek kainuoja. O, ja, kainuoja. Garminą radom. Man geriau šitas būtų. Vat navigaciją, kaip žiūrim. Didesnis būtų. Nes mūsų tokia jau vargana, kelių nemato, veda šunkeliais. Vienintelė iš tokia padaresnių tai Garminai. Čia labai šitas patogu, tada palubėj tenais. Kokių jų kainos? Nežinau, čia. Laikrodžiai Garminai. Ir svarstyklės Garmin. Užsiklijuoji, va čia kokį nori sveic kiek skverti. Tau pastoviai tai rodo. Protingas. Bosch. Kombainiukas. Koks jau čia galingumas. To Bosch. 1,5. Normaliai greitis. Atiduokit mano prekę. Ir važiuojam namo. Ten pakuosim. Stebuklas. Stadioną tvarko. Fotoradar za 600N. Ograniczenie prędkości do 60. Zwolnij. Чудо-чудос. Nu jo.
Taip, tyrinėk, tyrinėk. Tau sakyk, dėžė tik liks. Žiūrovai jau laukia pakuotės atidarymo. Ir čia dar 2. Nu ir va mano pirkinys. Karšto oro gruzdintuvė. Karšto oro gruzdintuvė. Pirkom šitą. Kažkada Inga patarė, sakė, jie gerai funkcionuoja. Tai mes pasimti. Nu kaip, dabar papasakosiu visą preliudiją. Skaičiau ir pliusus, ir minusus, ir taip, ir anaip, ir noriu, ir nenoriu, ir vieni rašo, kad patinka, kiti nepatinka, ir vis dėlto nutariau. Paimsiu, pati išbandysiu, pati nusipirksiu ir pati turėsiu savo nuomonę. Ėmėm 2 stalčių, kad jau galima ten... Šakanut. Va, kaip sako, šakanut. Ir vis dėlto, va, reikės dabar bandyti, ką nors tokio ir pabandyti. O iš kitos dalies, tai mes pereinam į saulės energiją labai stipriai. Ir mat kept gaminti, pavyzdžiui, orkaitė man yra brangoka. O mes kaip dviese, kaip... Kruopa, ką čia darai? Kaip dviese mums užteks ir tiek. Nes orkaitė dėl kelių ten mėsos gabaliukų jungti, tai man labai neapsimoka. Nes... Ir šitą dar energiją mums patiem saulės energiją. Tai kad ir ekonomija, kaip rašė, ir nauda kažkokia, ir be aliejaus, ir karšto oro. O kaip iš tikrųjų bus, tai pasakysiu, kaip panaudosiu. Nes daug kas tikrai jau naudoja, tai jau pasidalinkit patirtim. Kaip jūs, ar patenkinti, ar ne, ar verta ją naudoti, ar iš karto pakuoti ir parduoti. Kruopa, kaip tu galvoji? Nu va, tokį pirkinį dabar įsigijau. Ir va, čia bus mano patirtis. Bus mano patirtis. Pradėsiu savo pirmąjį patiekalą su ninja. Pradėsiu, bulvių. Pradėsiu mokytis nuo bulvių. Pažiūrėsiu, kas man čia išeis. Klausiau internetą, prisižiūrėjau. Gal aš čia labai jau prikrausiu, bet prašė, kad jau neperkraut. Labai čia. Nu, pabandysiu. Reikia viską išbandyti, tada visada turėti savo nuomonę. Aš čia ne aliejum sulaiščiau, kaip prašau, ištirpinau lydytą sviestą ir permaišiau truputį su šaukštu. Nu ką, bandysim aiškintis. Padrūška. Įsiaiškinau. Kada vieną, kada kitą valdyti. Nieko sudėtingo. Pakol kas. Kepam bulves. Nu, kažkas pavyko. Kažkas pavyko. Kepiau ant air free. Apie 25 minutės. Nu, taip supjaušiau ūkiškai, taip kolchoznai supjaušiau biškį. Nu ką. Iškepė. Karšta vis dėlto. Pavalgysim, va turiu balandėlių tokių. Padažo dar užsipilsim. Ir žuvytės. Pagaliau pietausim. Sėdam pietauti tokiu laiku. Tai bus ir vakarienė, ir pietus. Nu ką, skanaus mums.